tokie dalykėliai. Tai laikykim rytoj. Rankos už rankos. Projektuoti mokesčius pagal nepatvirtintus čekius. Mes jų nesvarstėme, nepriimame. Mūsų tokia nuostata galim kalbėti tik apie sumą, kadangi visi šitie metodai yra iš antro galo išieškoti, sakau, čia yra būrimas, apie gadanimą, ir galų gale pasikeitėsi, per naktį išėjom su Sikorskiu palikę listi ministrą finansų ir pasėdėm jo mašiną, nuvažiavo savybą, dar naktį skaičiavomės, ar Lietuvos norėjo kaip savo, visų kovą galutinai rezultatą. Lietuvos žmonės, o jų priimti nutarimai negalioja. Tokiu būdu komisijos nuomonė, mūsų prijungimas prie Tarybų Sąjungos yra taip pat neteisėtas. Tvirtina, kad nepriklausoma Lietuva, neturėdama savo žaliavų, negalės egzistuoti, nors jie užmiršta, kad yra Suomija, yra Japonija, kurios taip pat neturi žaliavų, o gyvena žymiai geriau. Treti sako, kad norint, kad mes galėtume dirbti nepriklausomybės sąlygoms, mums reikia dar daugelio dešimčių metų. Jie užmiršta, kad vakarų Vokietija po suveržimo per pasaulinį karą atsistatė labai greitai, praktiškai per 4 metus, o mūsų žmonės taip pat moka dirbti. Taigi visiems reikės pagalvoti, kokios mes norime nepriklausomybės ir išrinkti į naują aukščiausią tarybą deputatus ir jiems pateikti savo priežadus dėl nepriklausomybės, kuriuos šie deputatai vykdys. Bet mums reikia ne vien tik tai dabar išrinkti deputatus, mums reikia patiems labai rimtai pagalvoti, su kokiu bagažu mes keliaujame nepriklausomybę. Ir jeigu šiandien Lietuva
yra viena pirmaujančių pagal išgertos degtinės kiekį, jeigu šiandieną eilės žmonių laiko savo šventa pareiga iš fabrikų tempti viską, ką tik galima, jeigu šiandieną neretas žmogus ginčiasi su savo broliu ir seserimi arba tėvais, arba teisėsi su jais, su tokiu bagažu mes nepriklausomybei nesam reikalingi. Tad pagalvokime apie tai ir mes patys turime daug padaryti, ne tik mūsų deputatai, bet ir mes patys turime persitvarkyti. Leiskite šituo mitingą pradėti. Visus vilniečius šituo žodžiu, kuris, kaip mes tikimės, pradės užsipildyti teisiniu turiniu. Tegu jis vienyje mus, kurie apsispręsime ir norėsime gyventi demokratinėje Lietuvos Respublikoje. Prieš 50 metų prasidėjo paskutinis šitos gražios žemės, mūsų žemės pardavinėjimas. Dar nežinia, kada jis baigsis. Žinome iš paskelbtų dokumentų, iš istorikų paaiškinimų, žinome, kaip tai buvo daroma, po kiek už kiek mus mainė ir pardavinėjo. Gal verta prisiminti ir tai, kad pirmoji to sandėrio auka buvo mūsų kaimynė Lenkija, kad ten taip pat savotiško likimo aukos buvo ir lietuviai, Seinų krašto gyventojai, kurie vieni užėmė, paskui kitiems atidavė, irgi stumdė, dalino pagal didžiųjų vadų brolišką susitarimą. Tada ir Lenkų pabėgėliai, kariškiai ir civiliai, kurie traukėsi į Lietuvą, kurie čia buvo priimti su užuojauta ir pagalba, nežinojo, kas jų laukia po metų, kai ir šitą kraštą užims kitas raudonasis fašizmas. Jie pateko į 41 metų birželio 14-15 dienos kankinių, tremtinių eiles po savotišką rubriką pabėgėliai iš Lenkijos. Žinoma, blogi žmonės, kam bėgo nuo gerojo Tarybų Sąjungos sąjungininko. Daug teko pergyventi, labai sudėtingas mūsų krašto likimas, susipynę mūsų ir asmeniniai, ir tautų likimai, susipynę bendra kančia ir skriauda. Susivokime ir prisiminkime, kur gyvename, kaip gyvename. Esame Lietuvoje, esame Lietuvos žmonės ir žinome, kad jau bent porą šimtų metų didžioji Lietuvos problema yra vargšė didelė kaimynė rytuose. Tiek daug savo žmonėms padariusi blogo, tiek daug savo pačios žmonių išžudžiusi, vadų išmarinusi, tremtyje išnaikinusi ir tiek skriaudų kaimynams. Kas gi tai lėmė? Manau, tai lėmė iki šiol tebegyvas labai senas, labai feodalinis valstybinis mąstymas. Grobk žemę, kuo daugiau. Ir štai matome, kad tas žemės gabalėlis, ar tai būtų pati tolimiausia akmeninė Kurilų salelė, ar tai būtų užgrobtas Pabaltijis, yra toks neatskiriamas, toks šventas, tokia didžiausia vertybė, kad prieš ją nublanksta ir žmoniškumas, ir teisingumas, ir net reali nauda, politinė ir ekonominė nauda, kurios ta didžioji mūsų kaimynė
Lietuvoje. Galbūt ji ir jautė, kad jos sienos nuolat plečiamos yra neteisėtos. Ir todėl jų gynyba buvo skelbiama tokia šventa, tokia svarbi ir vis nukeliama toliau ir toliau. Mat už sienos jau svetimi, jau pavojus. Jeigu už sienos bus neutralus, nuginkluotas kraštas, pavojus mažesnis. Jeigu su Rusijos bazėmis, dar geriau. Jeigu padarom tą kraštą Rusijos sąjungininkų protektoratu, satelitu, dar geriau. Nu, o jeigu jau prisijungiama kaip teritorija, tai jau labai gerai. Ir dėja, tada ta siena nusikelia toliau ir už sienos vėl svetimi, vėl pavojingi ir vėl reikia daryti tą pačią procedūrą. Taip būtų reikėję eiti. Taip iš tiesų būtų reikėję eiti iki viso pasaulio užkariavimo, nes tik tada jau tos šventosios sienos nebeturėtų priešo už jų. Gaila, bet toks galvojimas atsispindi ir dabar. Ten, tose sferose, tose sluoksniuose, su kuriais mums tenka aiškintis, polemizuoti, su kuriais tenka vesti politinę kovą dėl Lietuvos teisių. Antai skaitėme neseniai Pravdoje į grėsmingą, piktą, grūmojantį straipsnį, kur net žodžiai valstybinė nepriklausomybė, mat tokio dalyko siekia Pabaltijos žmonės, paimti į kabutes su pašaipa ir su pasipiktinimu, kaip koks neteisingas, neįmanomas dalykas. Tame pačiame straipsnyje smerkiami reikalavimai absoliutaus ekonominio savarankiškumo. Absoliutaus nei vienam pasaulio valstybė neturi ir negali turėti. Čia nebūtų ko vaikiškai ir diskutuoti su tokiais pasakymais. Bet mes žinom, kas už to slypi, kad bet koks didesnis ekonominis savarankiškumas ir tas jau yra persekiojimas šituo žodžiu. Ir pratinami žmonės. Turėsit ne savarankiškumą, bet pavadintą savarankiškumu. Žinoma, su tuo nesutiksim, su tuo kovojam jau dabar ir jokie gąsdinimai mūsų neišmuš iš šito kelio. Dėl nepriklausomo valstybingumo ar valstybinės nepriklausomybės, prieš kurį taip piktai ten pasisakyta. Taigi žinome, kad pasaulio akyse ir tebesame nepriklausoma valstybė, kurios suverenitetas, kurios nepriklausomybė yra jėga laikinai sustabdytas. Dabar jį atkuriame. Vieną kartą pasakėm ir ką rodo mūsų veiksmai teisinėmis, parlamentinėmis, konstitucinėmis priemonėmis. Ir tas labiausiai vykdo tų mūsų siekių priešus. Dar vienas pasisakymas, kurį skaitėme neseniai Politbiuro nario Čebrikovo. Jokios valstybių sąjungos. Ne, sako jis, viena valstybė. Viena, vieninga ir taip toliau, ir taip toliau. Tokia užkeikimų forma. Prisimenu, Sąjūdžio suvažiavimo dieną teko skaityti Pravdoje irgi užkeikimus apie vieningą ir nedalomą ekonomiką. Labai įspūdingus, labai grėsmingus, kitaip žlugs Tarybų sąjungos ekonomika ir pati Tarybų sąjunga. Ir matom, kaip dabar jau ta ekonomika negarbinama, kaip nedaloma, einama į šiokį tokį respublikų savarankiškumą. Taip pasikeis ir tie užkeikimai, kuriuos dabar girdime. Neturime jų labai baidytis.
Dar įdomu, kad tame pasisakyme Politbiuro nario yra tiesioginis prieštaravimas TSRS konstitucijai, kai jis sako, kad tai viena valstybė ir jokios valstybių sąjungos. O tos net netikusios dabartinės konstitucijos 76 straipsnis sako, kad sąjunginė respublika yra suvereni valstybė. Taigi, draugas Čebrikovas daro antikonstitucinius pareiškimus, o generolas Rodionovas neateina tvarkos daryti su išgaląstu kastuvu. Kad jeigu kas negarbina federacijos ir to žodžio, tai visai svetima, žalinga mūsų tautų interesams ir taip toliau. Kitaip sakant, vėl kažkas iš kitur, iš toli, geriau žino, kokie yra mūsų interesai. Kas pamoko, tai mes prie to pripratę, bet nepamirškime, kad imperialistai dažnai ateidavo ir tvarkos daryti, ir jėga daryti tvarkos, kadangi jie geriau žino, kas tiems mažiukams naudinga. Taip buvo padaryta ir prieš 49 su virš metų, o nutarta daryti prieš 50 metų. Dabar dideliame mieste toli nuo čia yra nemažas sutrikimas. Ar pripažinti draugą Molotovą ir poną von Ribbentropą savo kolegomis, ar nepripažinti? Klausimas yra ne tik tai istorinis ir ne tik tai juridinis. Jis yra ir moralinis, ir taip pat klausimas apie stalinizmo likvidavimą. Ar stalinizmas gyvuos toliau šituo valstybinio sudarymo pavidalu? Ar šitie stalinizmo padariniai bus taip pat stengiamasi naikinti, tvarkyti, išgelbėti žmonės nuo jų, kaip ir kitų stalinizmo padarinių atžvilgių. Štai dirbo Maskvoje speciali deputatų komisija, svarstanti dokumentą, kuris turi būti pateiktas deputatų suvažiavimui, būtent dėl Tarybų sąjungos ir hitlerinės Vokietijos sandėrių 39–41 metais. Jūs turbūt žinote, gal girdėjote iš kur nors, tuo tarpu susiformavusią komisijos nuomonę, kuri tam tikrame tekste išdėstyta buvo pateikta valdžiai aukštyn su pasiūlymu paskelbti ir būtent prieš 23 rugpjūčio. Ta nuomonė dar nepilna, dar galima sakyti tik tai pusė būsimo dokumento, bet jau dokumentas, kuris turi nemažą reikšmę. Jį vizavo komisijos nariai Afanasjevas, Palinas, Grevinas, Lauristin, Litma. Ir atrodė, kad tas dokumentas, jeigu jau net pats draugas Palinas vizavo, turėtų būti paskelbtas. Deja, taip neįvyko. Jūs komisijos nuomonę turbūt žinote. Galiu priminti, slaptųjų protokolų kopijos pripažįstamos patikimomis ir paskelbiamos. Antras, kvalifikuojama visas tas sandėris kaip atsisakymas Lenino užsienio politikos principų ir prieštarauja trečiųjų šalių suverenitetui ir nepriklausomybei. Konstatuojama, kad tai buvo slaptas sandėris, slaptas ir nuo tarybinės liaudės, ir tarybinė liaudės nekalta dėl to sandėrio, nes už jos nugaros buvo jos diktatorius pasirašytas. Ir rekomendacija deputatų suvažiavimui anuliuoti sutartis, o protokolus pripažinti teisiškai negaliojančiais ir neveiksmingais nuo pat jų pasirašymo. Ir taip pat pasmerkti
Kaip sakiau, tai dar ne visas dokumentas ir jame kai ko galbūt ir trūksta, bet jo paskelbimas būtų svarbus ir jo paskelbimo tebelaukiame. Laukiame nerankas sudėję, štai šio mėnesio 9 dieną buvo pasiųsta telegrama Michailui Gorbačiovui. Šiuo reiškiame mūsų susirūpinimą dėl nepateisinamo vilkinimo delsiant skelbti Komisijos TSRS ir Vokietijos 1929 metų sutarties dėl nepuolimo politiniam teisiniam įvertinimui parengtus dokumentus. Tai kelia nerimą ir didina įtampą Pabaltijo respublikose. Kiekvieną dieną mūsų tylėjimas veikia prieš mus visus. Vėlai padarytas protingas sprendimas nieko neduos. Mūsų darbo rezultatai ir suderintas dokumentas atspindi tiesą ir nereikalingi perdėti. Jo tekstas buvo priimtas komisijoje tik vienam balsavus prieš. Norėdami palengvinti susidariusią padėtį, mes nutarėme paskelbti išvadų dokumentą ir prašome jūsų skubiai nurodyti centriniams spaudos organams ir televizijai, kad jis būtų nedelsiant paskelbtas. Liaudės deputatų parašai, komisijos pirmininko pavaduotojai Savisaras ir Afanasjevas ir komisijos nariai Ulsonas, Grezinas, Landsbergis, Lauristin, Lipma, Marcinkevičius, Motieka, Šličytė. Na ir štai, nors komisija šitame dokumente siūlo pasmerkti tuometinę TSRS vadovybę ir komisijos pirmininkas Aleksandras Jakovlevas savo interviu taip pat siūlo nedviprasmiškai pasmerkti tuometinę TSRS vadovybę. Kitoje to jo pasisakymo vietoje apstulbę skaitome, cituoju, 1930 metai. Mes įrodėme, kad sugebame pasaulio reikaluose vykdyti savo kursą. Reiškia, mes ir tada buvome mes ir įrodėme ir įvykdėm savo kursą. Tiesiog nesuprantama, kaip gali būti toks neapsižiūrėjimas. Manykim, kad tai neapsižiūrėjimas. Betgi, kitur dargi sakoma apie tą laiką, kad TSRS turėjo teisę nužymėti savo gyvybinių interesų priešakines linijas. Taip kaip nuamžių carai kėlė ir kėlė savo interesų priešakines linijas. Tai kitos jūros, visiems labai gyvybiniai interesai yra svarbus, reikalingi. Visai neseniai dėl tų gyvybinių interesų 10 tūkstančių ir net 100 tūkstančių padėjo galvas neteisėtame Afganistano kare ir taip pat buvo ginami gyvybiniai interesai. O mes ten pasisakoma lygtai už save, ar tai turėjo teisę į gyvybinius interesus. O mes ar turim teisę, ar turim gyvybinių interesų? Matyt, kaip kas supranta. Antai dabar mums žadama daugiau teisų. Tai praktiškai žiūrint nėra blogai. Bet ką tai reiškia, kada žadama duoti daugiau teisų respublikoms, o gal Pabaltijui net ypatingai, dar truputėlį daugiau negu kitoms? Tartum žadėtų kokie nors dievai, kurių rankose yra pasaulio tvėrimas. Arba duosim, arba neduosim. Arba, žinoma, šeimininkai, feodalai. Paleisim iš baudžiavos, ar nepaleisim, visai paleisim. Ar uždėsim činšus kokius, lažus. Tai tas galvojimas, kurį taip sunku pakeisti naujų galvojimų. Paskelbtas uždavinys pakeisti seną, bet kai tas senas 1000 metų senumo, tai jo šaknys labai giliai. O mes sakom kitaip, mums niekas jokių teisų
стали врагом за границей, и надо было вооружаться и вооружаться, забывая о человеческих условиях жизни. Оно насаждалось также, это чувство, внушением, что среди нас также полно врагов. И вот так научились пугать не только других, но и самих себя. И от этого тоже надо освободиться. Несколько дней тому назад я получил письмо с таким обращением, написанным по-русски, в котором говорится, что 23-го литовцы очень опасны для других национальностей, что надо вооружаться и защищаться даже силой оружия, а если кто-нибудь пострадает, то вся ответственность ложится на Сталина, на Бразовского и на кого угодно. Что это значит? Это не просто глупость, а кто-нибудь испугается, а кто-нибудь проникнется мыслью, что действительно они опасны. А если никакой опасности не будет, то потом какой-нибудь демагог будет говорить: вот мы их предупредили, поэтому ничего и не было. Давайте освобождаться от страха. Давайте стремиться к доверию и согласию, чтобы жили мы как люди, как вольные люди на вольной земле. И до оплатили пораку, chciał dopowiedzieć kilka zdań. Nie powinniśmy handlować wolnością. Tak się zdaje, gdy ktoś mówi, przemawia albo podpowiada. Obiecujcie nam to i to, a jeżeli nie, nie będziemy za wami. Nie staniemy z wami w walce o wolność. Co to jest? Czy nie jest wolność wartością najwyższą, żeby nią handlować? Powinniśmy mieć wolność wspólną i wtedy się dogadamy. Turime būti laisvi, neturime prekiauti iš anksto užsimalaistę. Stalinui yra 28 rugsėjo, štai tarp tų dienų buvo lemiamas Lietuvos ir mūsų visų daugelio tada dar negimusių likimas. Ar galime parodyti per tą laiką, kad norime būti kitokie, kad norime būti blaivūs, teisingi, darbštūs, verti nepriklausomybės? Pasakykime, norim ar ne?
TSRS. Komisija irgi savo išvadose pažymė, kad liaudies Seimas 40 metų Liepos 21 dienos Lietuvos įstojimą į Tarybų Socialistinės Respublikos Sąjungos sudėtį декларация yra neteisėta. Языку, истории, придавая гласности, договор и секретные протоколы, высказывая свое отношение к оккупации суверенной Литвы, мы совершаем акт справедливости и отдаем память жертвам сталинского террора, среди которых были русские, свет и гордость русской нации. Многие члены русского общества стали жертвами чудовищного террора. Два монстра 20 века, Гитлер и Сталин, цинично распоряжались судьбами миллионов. И что было в этой игре суверенитет Литвы и ее дальнейшая судьба? Но наряду с эмиссарами политики Сталина в Литве оказались люди, которые отдавали и отдают свои знания и труд. Здесь родились их дети, которые не знают другой родины, кроме Литвы. Я сознательно говорю лишь о тех, кто приехал после 40-х годов. Именно они больше всего сегодня встревожены переменами. Незнание и непонимание рождает отчуждение. Отчуждение рождает враждебность. А сегодня так необходимы выдержка и спокойствие. Мы должны уметь слышать и понимать друг друга, не реагировать на провокационные выпады, не вступать в конфликты, непременно отвечая на каждый выпад между своими и чужими народами. Я не могу не верить в это, и поэтому, если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство человеку другого народа, другой веры, то я не могу уже в спокойную минуту не признать это чувство ложным, не могу оправдать себя, как прежде это делал, признанием преимущества своего народа над другими, заблуждениями, жестокостью или варварством другого народа. За свободную, процветающую, независимую Литву ушла Lietuvą. Spaudojos laikas nulaikomas paglosto, paguodžia, patapšnoja per petį. Todėl mums ir toliau reiktų žengti labai apdairiai, neprarandant galvos ir išminties. Deja, mus dažnokai apima naivokas karaliaus Lyro sindromas. Tarsi pradedam rungtyniauti, kuris prisipažins karščiau mylis tėvynę ir jos laisvę, kas pikčiau iškoneis jo priešus. Sovietinė tragikomedija ilgametė vergystė išmokė mus būtent šitaip vaidinti aktyvaus piliečių vaidmenį, šitaip demonstruoti tikrą artavimą, atsidavimą. Mums labai pravartu prisiminti seną išmintį, kad laisvė daugiau pareikalauja negu duoda. Kas nevertina tautos orumo, kam nesvarbu, vardan ko jis gyvena. Ir kokia kalba kalbės jo vaikai, kam tėvynė ten, kur gali geriau paliesti ir kaifuoti, tam laisvė baisesnė už ledo grandinę. Kai svarstom pilietybės įstatymą, pagalvokim ne tik apie tuos, kurie suvažiavo į Lietuvą ieškodami bent kiek šviesesnio, žmoniškesnio gyvenimo. Jie gali tapti mūsų draugais. Pamąstykim apie tuos, kurių kilmė neabejotina. Neabejotina, jie lietuviai. Tačiau labai abejotina jų moralė. Vagys, plėšikai, prievartautojai ir žmogžudžiai, ko gero ir bus tie tikrieji internacionalistai. Nebereikalo su jais taip gražiai sutardavo lagerių prižiūrėtojai. Šiandien tų visuomenės iškabų vis daugėja. Mes turim labai susirūpinti, kad jie netaptų akmeniu po kaklu atgimstančiai Lietuvai. Mes dažnai kalbam apie savarankiškumą. Atseit būsim savarankiški, dirbsim kitaip. Ne taip, kai dabar, kur ranka, kur koja. Tai nuo kada mes pradėsime, broliai? Nuo kada? Juk daugelis iš mūsų tos rankos jau atbukusios, drebančios, pragertos, tinkančios ir aguonom barstyti ant
kaip ąžuolas brandina gilės. Svetimi tankai rarino jo žievę. Prie jo kamienų man kurtai susikurdavau ugnį. Beveik 50 metų savos ir svetimos kiaulės kniso jo šaknis. Bet jis vis dar žaliuoja ir brandina gilės. Mes esam panašus į tą ąžuolą. O jeigu nesam, tai būkim. Pasisakantieji iš tribūnų liaudies akivaizdoje turi nuolatos demonstruoti savo apsisprendimą, bet ir klausantieji turi aiškiau parodyti, kokiai pozicijai jie pritaria, o kokiai ne. Sąjūdis nėra partija, bet tai nereiškia, kad jis yra toks judėjimas, po kurio priedanga galima daryti bet ką. Sąjūdis žino savo artimiausią tikslą – sukurti prielaidas savarankiškai ir nepriklausomai Lietuvos valstybei. Sukurti šiuolaikinės demokratinės struktūras, be kurių nepriklausomybė galėtų virsti nauja vergija. Sąjūdis integruoja visas jėgas, kurios palaiko šios siekius. Visus žmonės, kurie supranta, jog atgal visi tiltai jau sudeginti, kurie suvokia, jog dabar už kiekvieno politiko priimančio vienokį ar kitokį sprendimą stovi tūkstančių žmonių likimai. Mums nereikia isterikų ir žmonių besivadovaujančių vienadėdėmis savo ambicijas. Aš kalbu tai, ką galvoju. Aš kalbu iš širdies. Aš nenorėčiau užsiimti žaidimu šiuo metu, kada prisimename pačias skaudžiausias Lietuvos žmonėms dienas. Niekas manęs neprivers užsiimti raganų medžioklę. Aš už Lietuvą, kuri ateityje nebūtų jokios kitos valstybės, nei organinė, nei mechaninė dalis. Kad partijų bus ir daugiau. Bet keista matyti ir girdėti, kada besikurianti partija savo programą formuoja, neminėdama kitos partijos ar judėjimo vidaus gyvenimą, o nekurdama būsimos Lietuvos valstybės poreikius atitinkančius principus. Nesusmulkėkime, būkime didesniais. Jauskime savo vertę. Neklausykime ir nenešiokime gandų, kurie apnuodija viską aplinkui. Nemuškime parpuolusio. Palikime žmogui erdvės judėti. Vesti savitą mūsų charakterį ir tradicijas atitinkančią politiką. Sąjūdį reikia išsaugoti ir nenupiginti. Drįsčiau. Uždaryti archyvai ir jie neprieinami. Mes nežinome, kas kankino ir žudė mūsų artimuosius, kas yra kaltininkai, kas kraupių mirčių, autoriai, organizatoriai ir ideologai. Iki šiol neišspręsti reabilitacijos klausimai. Išeina labai gražus įstatymai, nutarimai, tačiau jų realizacija, jų procedūra, įgyvendinimo procedūra yra neišspręsta ir palikta tose pačiose represyvinio aparato rankose. Valstybės saugumo komiteto, prokuratūros, milicijos. Kad negaliu
būti su jumis šioje dienoje, kai jūs pažymite 50-asias Molotovo-Ribbentropo pakto metinės. Amerikiečiai visada palaikė draugystę su Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautomis. Susižavėję sekėme jūsų pažangą ir pasiekimus nepriklausomybės metais ir buvome labai sukrėsti, kai ji buvo atimta. Ir štai šiandien mes, amerikiečiai, į Baltijos valstybės žiūrime su viltimi, pasigėrėjimu ir vėl sulaukimu. Jūsų nuostabus siekimas atstatyti demokratiją, teisingumą ir savivaldą savo tėvynėje sužavėjo visą pasaulio žmoniją. Taikingas, apgalvotas ir tikrai demokratiškas kelias, kuriuo jūs einate, yra kelrodis visiems, kovojantiems už savo žmogiškas ir valstybinės teises. Per visus paskutinius sunkius ir tragiškus 50 metų mums, amerikiečiams, pasisekė užmegzti artimus ryšius su Lietuvos žmonėmis. Dauguma jūsų giminių ir draugų Jungtines Amerikos valstijas pasirinko antrais namais. Amerikos lietuviai įnešė svarų indėlį į Jungtinių valstijų gerovę, stropiai dirbdami ir išlaikydami savo kultūrą ir kalbą, begyvendami vakaruose. Kartu su jais aš siūlau jums, Lietuvos žmonėms, savo pagalbą drąsioje jūsų kovoje už laisvę ir nepriklausomybę. Aš padarysiu viską, ką galiu, kad užtikrinčiau tvirtą Jungtinių valstijų poziciją, sprendžiant Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinės ir savarankiškumo teises. Savo tautą ir nuėjo į kalną kalbėtis su Dievu. Ką veikė žydų tauta? Vieni ištikimai laukė grįžtančio Mozės, meldėsi Dievui, dėkojo už laisvę, o kiti, nusilipę aukso veršį, šoko aplink jį, garbino, gėrė ir paleistuvavo. Kada Mozė grįžo iš kalno, jis pasibaisėjo savo tautą. Ir jis tą tautos dalį, kuri atsisakė Dievo, prakeikė. Ir Dievas taip pat pravėrė žemę ir šitą tautos dalį nugramzdino. Kada mus šiandien sąjūdis išvedė iš raudonosios ideologijos jūros, kada mes šiandien išauginome tokią gražią laisvės troškimo gėlę. Brangieji, mes paklauskime kiekvienas savęs ir paklauskime tos naujos laisvosios Lietuvos vyriausybės, ar jinai leis mums vadovautis Dievu, ar jinai leis Dievui gyventi mūsų tautoje. Mes matėme, kaip be Dievo Lietuvoje yra negerai. Ir mūsų profesorius Antanas Maceina, filosofas, sako, tik tai tikėjimas jungia tautą vienybėn. Tie, kurie netiki, nors ir sako, myli tėvynę, tačiau elgiasi taip, kaip ir pareigėjai. Brangieji, kad tas mūsų susirinkimas šiandien būtų prasmingas, rytoj rankomis susivedinimas būtų prasmingas, kad jis, tada gerbiamas rašytojas, pradėjo šitą mūsų maldą, mes visi nuo pradžios sukalbėkime. Dėl mūsų, kuris esi danguje, dėl šventas tavo vardas, dėl ateities tavo karalystė, dėl tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdien mūsų duotos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
krikščionė lietuvaitė. Kalbės Lietuvos Lenkų Sąjungos pirmininkas Janas Linkevičius. Ruošiasi universitetas. Gerbiami atletai, broliai lietuviai, brangūs Lietuvos piliečiai, šanovni Svetlaniko Moravskio. Mes susitinkame šiandien pasmerkti Ribbentrop-Molotovo paktą ir jo pasekmes Lietuvai, Lietuvos tautai. Čia jau buvo pažymėta, kad tas paktas lietė ir buvo nukreiptas visų pirma prieš Lenkų valstybės, Lenkų tautos. Jo pagrindu Hitleris užpuolė Lenkiją iš vakarų, Stalinas užgrobė jos rytinį dalį. Prasidėjo genocidas, trėmimai, represijos iš abiejų pusių. Labai greitai po to vieno iš pakto autorių auka tapo ir Lietuva. Šiandien mes smerkiame patį šito gėdingo dokumento pasirašymo faktą. Reikalaujame jo anuliavimo. Ieškome kelių jo pasekmių pataisymo likvidavimo. Mes susirinkame čia pagerbti asmenį žmonių, kurie nukentėjo idealizmo, stalinizmo laikotarpyje. Mes žiūrime į praeitį su skausmu, bet mes privalome žiūrėti ir į ateitį. Stalinizmas to ir baisus, kad jo nuodingos pasekmės reiškėsi ne tik politikoje, ne tik politikų veiksmuose. Jos labai dažnai gyvuoja iki šiol. Mūsų mintyse, mūsų elgsenos stiliuje. Jos reikškėsi kaip kultūros stoka. Visose gyvenimo sferose, o ypač tarpusavio žmonių ir tautų bendravime. Kaip netolerantiškumas, įtarumas, diktato siekimas visur, kur dauguma imasi spręsti mažumos problemas. Aš rizikos teiginį, kad žymiai lengviau bus pašalinti trūkumus politinėje, visuomeninėje santvarkoje, negu išardyti senus mąstymo stereotipus, suskiepyti žmonėms tikrąją kultūrą pačiame geriausiame šito žodžio prasme. Rizikos dar vieną teiginį. Santykiai tarp lietuvių ir Lietuvos Lenkų. Dialogas tarp Sąjūdžio ir Lietuvos Lenkų sąjungos duotų žymiai geresnį rezultatą. Jis neduoda tokių rezultatų tarp kitko ir todėl, kad mes iš abiejų pusių dar esame užkrėsti stalinizmo liga. O tos ligos simptomai tai įtarumas, nepasitikėjimas, netolerantiškumas, stipraus centro vaidmens siekimas. Lietuvos Lenkų sąjungos vardu aš deklaruoju. Lietuvos Lenkai iš visos širdies pritaria lietuvių tautai jos kovoje už laisvą ir suverenią Lietuvą. Todėl pritarė todėl, kad Lietuva yra ir mūsų tėvynė. Pritarė kovoje už Lietuvą demokratišką, kurią ir lietuviai, ir lenkai, ir visos kitos tautos ras savo vietą ir galės vystytis dirbti visų mūsų bendram labui. Kovoje už Lietuvą ne Rytų Europos provincija, bet europiškos tautų ir valstybių šeimos pilnateisinė narė. Kuri pati galės formuluoti savo poreikius ir problemas, pati jas spręsti ir kuri leis savo piliečiams, kitos tautoms formuluoti ir spręsti jų problemas. Mes esame už Lietuvą, kuri galės naudotis tuo, ką pati pagamins ir leis patiems savo žmonėms, regionams naudotis jų darbo vaisiais. Mes
Esu įsitikinęs, jog šiuo metu atsinaujinusi ir savarankiškose pozicijose stovinti Lietuvos komunistų partija Lietuvos labui gali nuveikti daug, labai daug. Tai būtų jos atgaila už padarytas nuodėmes. Neužmirškime jos sąjūdis. Neužmirškime, jog sąjūdis pradėjo savo veiklą skelbdamas nacionalinio susitaikymo šūkį. Nesantaika tautos viduje, konfrontacija tarp įvairių tautybių Lietuvos žmonių niekur mūsų nenuvestų, nebent į aklavietę. Todėl vardan tos Lietuvos visus mūsų žingsnius telygia išmintis, vienybė ir ryžtas. Kalba Lietuvos žydų kultūros draugijos pirmininkas Emanuelis Zingeris. Ruošiasi profesorius Julius Gizeliūnas. Gerbiamieji Lietuvos piliečiai, ponios ir ponai. Nelengvas yra susiklosčiusių nepriekeliškumo sienų įveikimas tarp tautų. Jaučiame, kad daug kas norėtų slošti rusų, lenkų, žydų ar kitokią kortą Lietuvoje. Metus nepasidavėm, nepasiduosime ir toliau šiam kiršinimui. Norėčiau kalbama apie 39 metų įvykius. Štai šio pareiškimo tekstas. 39 metais tūkstančiai nekaltų žmonių tapo šio nusikalstamo sandėrio aukomis. Šie žmonės gyveno Baltijos šalyse, Lenkijoje, Vakarų Ukrainoje, Baltarusijoje, Besarabijoje ir Suomijoje. Šis faktas leido nacistų mėsininkams žudyti ir Rytų Europos žydus. Mes sąjunginės konferencijos skirtos žydų problemams Sovietų Sąjungoje dalyviai, atstovaujantis 50 nevalstybinių ir nekonformistinių organizacijų iš 34 sąjungos miestų, palaikome Lietuvos, Latvijos, Estijos reikalavimus ir kreipėmės į TSRS deputatų suvažiavimą, kad galų gale būtų pripažintas šis faktas neteisėtas ir negaliojantis nuo pasirašymo dienos. Aš manau, kad įvairių tautų šiandien pareikštos jums deklaracijos nėra formalios. Mes matome prieš mūsų akis nepriklausomą Lietuvą. Šioje Lietuva bus vietoje, šioje Lietuvoje bus vietos mums visiems. Lietuvos lietuviams, lenkams, rusams, žydams, karaimams, baltarusiams ir visiems kitiems. Kalbės Sąjūdžio Seimo tarybos narys profesorius Gizeliūnas. Ruošiasi Algimantas Arnastauskas. Brangus Lietuvos žmonės, gedulingas ir gėdingas 50-metis. Lietuvos žmonėms tai ištisų kataklizmų metai. Šiuo metu valdančiųjų valdose dar nebelaikomi didelė pagarboje ir privilegijuoti žmonės vadinami pogrindininkais. Jų gana daug. Yra taiklus pastebėjimas, jog nebuvo tiek daug grindų, kiek dabar atsirado pogrindininkų. Jie gauna personalinės pensijas, naudojasi spec stalais parduotuvėse. Kas tai? Besigilindami pamatome, jog tai nemaža dalimi buvę
laikas nuo laiko, juk tautai reikalingas susitaikymas. Žodžiai tikrai teisingi ir šventi, tačiau jie šventvagiškai įpainioti į amoralo kontekstą. Neteisybė ir nusikaltimas pirm visko turi būti viešai įvardintas. Ir tik tuo atveju galima kalbėti apie tautos susitaikymą. Šiandieną jausdami kiekvienas Lietuvos žmogus Lietuvos nepriklausomybės idėją puoselėdamas, noriu užbaigti mintimi tokia, kad laisvos Lietuvos niekuomet nebus, jeigu jos žmonės dvasioje liks vergais. Kalba Vilniaus darbininkų sąjungos atstovas Algimantas Arnastauskas. Ruošiasi Romas Masteika. Gerbiami Lietuvos žmonės, Baltijos kelias tai ne vien Ribbentropo-Molotovo pasmerkimas sutarčių, bet tai ir Lietuvoje gyvenančių tautų kelias į laisvę ir nepriklausomybę. Tai simbolis ištvermės ir drąsos visų, norinčių gyventi kitaip nei krikščioniai. Lietuvoje politinėje plotmėje per šios metus pasiekti labai daug. Ir tai nereiškia, kad mes turim dabar sustoti ir kažko tai palaukti. Kuo skubiausiai reikia pertvarkyti ekonominių santykių raidą. O tuo pačiu Lietuvos darbininkai užsiimti tvirtą poziciją dabar egzistuojančių socialinių lygų struktūroje. Šiuo metu mes esame pavergta ir eksploatuojama klasė, kuriai visais galimais ir negalimais būdais vadovauti stengiasi biurokratai ir kitokie plauko funkcionieriai. Siekiant socialinio teisingumo, darbininkai turi tapti gamybos priemonių ir pasiektų rezultatų šeimininkais. Tik tokia ekonominė įvykių raidoje mes atkursime savo tikrąjį veidą, o tuo pačiu padėsime tautai išsikovoti nepriklausomybę bei suverenitetą. Neįeinant į jokias federaciją Vilniaus darbininkų sąjungos niekuomet nebuvo Lietuvos nepriklausomybės sąjungos dalis. Mes esame savistovi organizacija ir prašau nesinaudoti be mūsų įgaliojimų mūsų vardu. Tik tais bendras vieni kitų supratimas, tik savitarpis interesų pasidalinimas mus prives prie gero bendradarbiavimo, kuris duos daug geresnių rezultatų negu iki šiolei. Tik gyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva. Turime paklydusią 7 metų mergytę Iloną. Laisvė sunkiai skinasi kelią ir mokykloje. Griežti draudimai iš viršaus lyg prikęsto. Dažnai girdime raginimus spręskite patys, galvokit. Rodos lieka tik atverti langus ir duris demokratijai, mokinių, savarankiškumui, savivaldai. Vertinti vaiką, mylėti jį kaip savo, tvarkytis ir tartis su jais, atiduoti jiems mokyklą. Rodos viskas taip laukta, taip žmoniška, priimtina, malonu širdžiai. Deja, kaip suderinti tokius du dalykus dabartinės tautinės mokyklos kūrimo klausimais, kaip karinis rengimas. Tiesa, karinio rengimo vadovo etatas mokyklose panaikintas, kariniai kabinetai beveik panaikinti, bet mokymo planuose liko karinis rengimas. Ir toliau paaugliams vyks žmonių žudimo mokymo pamokos, tai yra karinio rengimo pamokos. Kreipiuosi Lietuvos švietimo ministerija, Respublikos vadovybė, kad
rugsėjo 1-osios visiškai panaikinti bendrojo lavinimo mokyklose pradinį karinį rengimą. Grąžinkime į mokyklą dvasingumą. Mūsų giesme, Lietuvos giesme. Leiskit man kaip muzikui duoti toną. Lietuva, Lietuva.